Kada visos šalis ras konsensusą, tada mes ir turėsim tvarką, kurie vadovausimės. Dėl tvarkos aš tikrai pritariu, bet supras, kad mes gyvenam, mes dabar gyvenam, o ne rytoj mums reikės ar už mėnesį išėjti, dabar. Tai nereikia diskusijos toliau klausimai. Tai aš noriu pirmiausia pasitikslinti, reiškia, nuo 8 ryto iki 5 vakaro galėsim pas administratorių kreiptis, taip, o nuo 9 vakaro iki 5 ryto, iki 7 ryto budinti bus, taip. O jeigu man 6 valandą mane ištinka kažkokias, kad ir širdies priepuolis, taip, ir reikia atvažiuoti greitai, kai greitoji įeis. Policija gali palaukti, gaisro atveju atsidarys evakaciniai tie išėjimai, o tokiu atveju, kai greitai reikia įeiti. Su lagaminais jie turi didelės tašes. Aš papildysiu kolegą, dar pasikartosiu, kad minėjo Jonas, kad sujungta sistema bus su mūsų dispečerinė. Šiuo metu patalpos yra filmuojamos, visas signalas eis į mūsų dispečerinę ir žmonės matys. Nes yra nuotraukos visų gyventojų ir matys, ar gyventojas gyvena tam bendramutį ar ne. Ir jeigu daleiskim jums nedaugėt, kad atsitiks infarktas, kaip sako, dar kažkoks dalykas, tai tikrai išeisit iš tą bendramutį ir tikrai greitoji pateks į tą bendramutį. O per kiek laiko greitoji galės patekti pas mane? Tai iš karto patekti galės. Iš karto, ta prasme, Taip.